Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinė mokykla viena iš šimtų kitų, niekam nežinomų mokyklų. Niekuo iš kitų neišsiskirianti, su savo moksliukais ir mušeikom, gerais ir labai gerais mokytojais ir kitais dalykais būdingais kiekvienai eiliniai paprastai mokyklai. Tačiau tiems, kurie joje mokėsi ar dar tebesimoko, ji be abejonės yra vienintelė nuostabi ir nepakartojama mokykla, kurios sienos matė tūkstančius kiekvieno vargų ir džiaugsmų, kurios koridoriuose aidėjo juokas ir krito ašaros, o klasėse staiga kildavo ir netrukus užgesdavo pilni laimės arba nusivylimo šūksniai. Tie, kurie čia mokėsi, visuomet ją prisimins ir ji niekada nebus tik eilinė mokykla. Taigi, kokia iš tikrųjų yra toji Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinė mokykla? Atvira savo praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Visada didžiuojame savo esamais ir buvusiais mokiniais. Kuriame ir puoselėjame tradicijas. Pasakojame, kas esame, kuo gyvename ir kuo norime būti. Mūsų mokykla tai darniai besivystanti mokykla, siekianti gimnazijos statuso, orientuota į mokymą. Esame atviri kaitai, permainoms. Patys kuriame, klystame, mokomės iš klaidų. Mokykloje galima, jei moksleivis to nori, atrasti save. Norime, kad mokykla jauną žmogų rengtų ne tik profesijai, bet ir visam gyvenimui. Ir rengimą visam gyvenimui suprantame kaip mokymą suprasti, kad laisvė turi ribas ir kiek daug reiškia bendruomeniškumas, suprasti, kas tai yra pareiga ir atsakomybė, kas tai yra pilietiškumas ir tėvynės meilė. Galų gale suprasti, kas tai yra šeima bei kodėl ji vertinga. Mokyklos gyvenime aktyviai dalyvauja mokinių prezidentūra. Neseniai išrinkta nauja prezidentė, 8-okė Vigantė Mizgerytė. Jau keletą metų mokykla turi uniformą, nors vyresnių mokinių tarpe ji nėra labai mėgstama. Mes kuriame ir puoselėjame tradicijas. Rugsėjo 1-osios šventė šiemet vyko bažnyčioje. Priekulės Antano Paduviečio bažnyčia tokio pulko jaunimo jau daug metų nebuvo regėjusi. Kasmet vykdome tolerancijos mėnesį. Šiemet buvo išrinkti tolerantiškiausi mokytojai ir mokiniai. Praėjus 100 dienų nuo rugsėjo 1-osios 12-okai organizuoja pirmokų šimtadienį. Vykdome gabių vaikų projektus, kuriuose nuveikti darbai yra pristatomi bendruomeniai. Mokykloje organizuojamos dalykinės savaitės ir netradicinio ugdymo dienos. Karnavalai, kuriuose jau eilę metų dalyvauja ir mokytojai. Dvyliktokų šimtadienis. Vienuoliktokų krikštynos, 5-okų vardynos,
abiturientų susitikimai, paskutinio skambučio šventė. Brandos atestatų įteikimo šventė. Priekulės miestelis jau nuo seno garsėja sportiniais pasiekimais. Dar mūsų tėvai buvo žinomi kaip žirginio sporto meistrai. Laikai keičiasi, bet ir dabar mūsų mokyklos mokiniai ne tik lanko jodinėjimo treniruotes, bet ir yra žinomi rajone ir Respublikoje lengvaatlečiai, futbolininkai, krepšininkai. Beveik nėra varžybų, iš kurių mūsų sportininkai grįžtų be apdovanojimų. Mokyklos sporto salė renovuojama. Ji greitai atitiks visus europinius standartus. Tačiau net ir nesant reikiamų sąlygų, mokiniai, vadovaujami kūno kultūros mokytojų entuziastų Antano Rimkaus, Laimos Bloškienės bei Viktorijos Margevičienės, aktyviai sportuoja. Pamokos vedamos mokyklos stadione, o esant blogam orui ir koridoriuose. Kiek daug sportinių renginių yra regėjusi mūsų mokykla, sunku būtų juos visus ir suskaičiuoti. Mokiniams labai svarbus Minijos naftos rengiamas krepšinio čempionatas. Šiais mokslo metais mūsų mokykloje labai išpopuliarėjo stalo tenisas. Dvi paskutinės vasaros savaitės mokyklos stadione vyko vasaros futbolo stovykla, kur netilo juokas ir palaikymo šūksniai, o vaikai mokėsi futbolo subtilybių ir nenorėjo skirstytis iki pat vėlyvos popietės. Ko gero, gyvos Lietuvos futbolo legendos Romo Lavrinavičiaus išsakyti linkėjimai reikia gyventi sportu jau pildosi. Norėtume, kad mūsų mokykla būtų geriausia ir kad visi tai žinotų, kad tie, kurie ją baigė, šiandien didžiuodamiesi sakytų: aš baigiau Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinę mokyklą, ir tai pasakė įgytų autoritetą tarp aplinkinių.